Sveiki visi! Taigi, šiandien išmokysime jūs dar vieną naują dalyką. Taigi atsidarykime savo naršyklę. Manęs prašinėjo, kad įkelčiau daugiau dalykų susijusių su Facebooku. Tai aš jums ir parodysiu keletą Facebooko triukų. Taigi pasitaikė ir tokių dalykų, kad žmonės be galo daug klausinėjo, kaip padaryti, kad Facebook'e mane matytų offline ir taip toliau. Taigi dabar ir parodysiu, kaip pasidaryti Facebook'e save offline. Taigi stebėkit. Viso pradžiai, kai prisijungiame, prašome palaukti, kol šone užsikraus visi prisijungę draugai. Na, pas mane lėtesnis kompas, užtat ilgiau kraunasi, bet jo, va, jau sukrovė. Mano kompas yra ne iš geriausių. Acer. Ir štai, dabar stebėkite, kaip viskas vyksta. Einame į nustatymus. Taigi, išplėstiniai nustatymai. Taigi va, inkti pokalbį tai kai kuriems draugams ir štai išjungti pokalbį, spauskite išjungti. Štai išjungę pokalbį, spauskite išsaugoti. Ir štai dabar jūs rodys, kad jūs esate atsijungę ir nieks nematys, kad jūs dabar esate prisijungę. Taigi, sėkmės visiems.